Sveiki atvykę į Filipinus. Šioje dalyje keliausime po nuostabią Cebu salą. Gyvensime palapinėje, susipažinsim su vietiniais žmonėmis, paragausim gatvės maisto, aplankysim įspūdingą krioklį, o pakeliui netikėtai užklups lietus ir nebeužsikuriantis motoroleris. Ir žinoma, plauksime su banginiais rykliais, vienu iš labiausiai Filipinus išskiriančių nuotykių. Nu ką, sveikinuosi iš tokios neįprastos vietelės, tokio mažo kambariuko, kur čia beveik tiesiog gali pasėdėti ant lovos ir viskas. Sveikinuosi iš salos pavadinimu Cebu. Tai atplaukiau čia su keltu ir pirmas dalykas, tai iškart atėjau į kambarį, užsirezervavau kambarį. Nu ir plius minus, ką žinau, ko daugiau reikia. Minkšta lova, šaldytuviukas, mikrobangė, netgi telikas. Ta prasme, čia tiek vietos mažai, kad va, biški tarpelis va toks. Na bet yra savo dušas, turbūt. O, visai neblogai. Ir dušas yra, ir tualetas. Šviesos tik nėra, bet manau, čia ne problema. A ne? Tai prasme, rimtai šviesos nėra. Kas per? Nu, gal čia kažkas užburta. Ką žinau, ką čia spaust. Šitas visas kambarys kainavo 11-12 eurų kažkur, nu tai tikrai yra kaina. Biški brangiau nei hostelis, bet visgi čia labai didelis miestas, centras, tai gera kaina, manau. Jo, tai problema buvo šitas saugiklis. Viskas veikia, viskas šviečia. Tualete žydi gėlės, yra dušas. Pirma mano užduotis bus labai paprasta. Visi mano rūbai niūkina. Turiu storą didelį maišą, tai varysiu dabar tiesiog susiras kažkokią skalbyklą ir paliksiu ten tos rūbus, kad man tiesiog išskalbtų, nes kriaukliai visko čia nepriplausi ir labai gerai neišplausi. Tai bandysiu išsiskalbti rūbus, biški prasivaikščiot po miestą. Manau, dar valandą bus šviesu, tai gal pavyks kažką įdomaus nufilmuoti. Sorry, there's no laundry? When you go outside, you just turn left. Turn left. Thank you. Nana? Naniya na, mag-ibalik ang bayad. I want to wash. Wash and dry. How long? 190. Okay. Okay ba? Your change is 307, sir. Yeah. And can you bring this one later? So about after 1 hour, yes? Okay. What's your name? Luigi. Luigi. Patrick. Where is your family? Father. Where is your family? Where is your family? Family? Your father. This. What? Your mom. Your mom? Yes. This. Balitan mi. Gawas diri ka. Ay, balitan ni mo na. Take. Ito man. This Goya. Take. Yeah.
Drink, drink. They can buy him food. Take. Chips. No, this. Ice cream. Okay, this. Take. Thanks. Back. $197. Thanks, my friend. Okay. Bye. Okay. Halit pa tumakbo. What are you doing here? Halit pa tumakbo. Halit. Halit pa tumakbo. Share. Three. You wanna eat, everyone? Yes. Halit. Halit. Oh my god. Uy, ayaw na to pick. Madlock siya pick. Four. Hey, four. Ayaw na pick. Four. Si Abby na pick. Cheryl, four. Are you joking? Ayaw na. Ayaw. Di na may palitan. I'm go. Four. Wait, wait, wait. Go, go, go. What do you want? Burgers? Chicken. Chicken? Yes. How much cost? 99. 99? Yes. How much? One? Oh. One? Yes. Four. For the chicken. I don't have four. One. Two. Two. Patudlon me. Duara. Duara pasudlon. Chicken. Chicken. Tingin sa rin tawagan ng tipila ka bote. Apat ka buok? Dili ka lang. Arangin na mo siya papila ka bote. Siya? How many? Okay ka yun. For 200. For 200? For 200? Tuwang. Okay. Chicken? Chicken? Shoot, shoot. This. Pila ka bote. Buok? Duro na ka buok? Walang yun. Tulbi. Bunga mo. Tunga lang mo. Abi na lang. Abi na lang. Okay. Ayun Counter. na. Yeah, Wow, for naging this. palit. Sige. Go, bye. Yes. Pasiėmiau rūbus, tai dabar eisiu pasižiūrėti, kaip išskalbė. Matau, kad supakuota į naujus maišiukus net. Gerai, išpakuokim, ką pavyko gauti. Tai viskas supakuota į naują maišą. Yra netgi parašyta, kiek sveria 4 kg per vieną skalbimą. Koks skalbiklis naudotas.
Visas šitas skalbimas užtruko 1 valandą. To prasme ir džiovinimas, ir skalbimas. Ir kainavo maždaug kelis eurus. Oh my god. Jau šitos kojinės buvo žiauriai nunešiotos. Ir dabar jos kaip naujas. Tiesiog 10 balų. Aš pats, jeigu būčiau skalbęs, tai čia užtruktų porą valandų. Džiovinimas užtruktų parą laiko. Čia už valandos laiko viskas sausa. Tiesiog, wow. Nu ką, prasideda naujas rytas iš Cebų salos, tai tam, kad keliaut po salą, bandysiu dabar susirasti transporto priemonę, greičiausiai motorolerį. Pats Cebų miestas toli gražu ne pasaka, labai purvina, labai daug mašinų, galit pasižiūrėti, visur daug šiukšlių. Labai daug benamių, kaip matėt, naktį tiesiog prašinėjo valgyti ir tiesiog naktį, kai pasivaikščiau, tai pusė jų miega tiesiog gatvėje ant kartono, tai šitas miestas baisus, realiai, labai baisus ir tikiuosi, kad išvažiavus iš pačio miesto, paskui kaimuose bus gražiau, bet kol kas tai čia labai smirda, labai purvina ir labai nefaina būti. Kaip matot, šaligatvių irgi beveik nėra. Viskas labai apiplyšę, purvina. Ir visas Cebų toks miestas nėra čia gražių kažkokių gatvių. Va kiek vaikštau, tai visur tokie lušnynai, šiukšlynai. Apie tą salą Instagrame būna dažniausiai tik tais gražiausios vietos, o atskridus, pavyzdžiui, į Cebų didžiausią miestą, nu čia tiesiog balaganas. Hai. Va, kaip pavyzdys, labai nefilmuosiu, kad neatrodytų, kad jį filmuoju, bet va šalia tiesiog miega. Ir tokių baisiai daug tiesiog. Ir daug yra, kur visos šeimos, ta prasme, vyras su žmona ir dar kokie 3 vaikai pasitiesia didelį kartono gabalą ir va taip gatvėje tiesiog miega, nes, nu, neturi namų. Tai labai gaila iš tikrųjų. Šiaip labai keistas dalykas, kam padarytas perėjas, jeigu perėjas nei praleidžia, nei ką, tiesiog labai keistas dalykas Azijai. Tu turi tiesiog bandyti lėtai eiti ir mašinos tave apvažiuoja, bet nu, kokia tada paskirtis perėjų, tai nelabai suprantu realiai. Nes gali kur nori perėjti net gatvę. Va, vaikas net batų neturi, tiesiog basas. Va, prašo pinigų. Hai. Va, mama ten šalia tiesiog pasitėjusius kartoną gyvena. Ir čia tik paprastai eilinė gatvelė, dabar einu iki motorolerių punkto ir va. O yra tokių rajonų, kur dar baisiau. Šiaip kiekvienas viešbutis turi ginkluotus apsauginius, va kaip šitas. Kiekvienas pistoletus turi. Kažkaip daug saugiau, va kiekviena parduotuvėlė, kiekviena kokia kavinutė. Visi turi apsauginius. Tiesiog elektros laidai kaba. Tai čia gali biškį prisiliesti ir gali. Čia va irgi kaba. Tai jeigu netyčia prisiliesi, gali ir papurtyti. Čia va irgi kaba nutrūkė. O tai va išdėstyti per visą dangų. Kažkokia raizgalina. Kai skrisit į Cebų, labai gerai pagalvokit. Bent jau miestą, tai čia neverta. Net nežinau, ką čia norit pamatyti, skurdą, nebent betvarkę, bet šiaip neverta tikrai. Bet jeigu tik atskristi ir iškart varyti kažkur į gražias vietas, tada jo tikrai verta. Bet pavyzdžiui, Bohol, kai dabar buvau, visi miesteliai gana gražus, tvarkingi.
Aišku, ten tų šiukšlių yra, bet kažkaip vis tiek, nu, kai mažesnė salelė, tai viskas daug tvarkingiau. O kai didmiestis, tai va. Tiem kažkokią vietą, kur yra motorolerių, tai bandysiu dabar kažką gauti. Dėl tos nuomos, tai reikia depozito 2000, tai tiek, kiek nuoma kainuos, tai dar depozitas, tai čia apie 3 eurų. Ir dar sakė, būtina čia vairuoti su kėdais, nes gali dar 2000 baudą gauti, tai reiks persimaust. Bet kiek pastebėjau, tai beveik visi vairuoja su tapkiam, tai keista realiai. Matyt, vietinių nebauduoja, tik tais turistus. Nežinau, kol kas man nelabai Cebu patinka. Gavau sudrožtą motorolerį ir skaityk vos ne dvigubai brangiau negu Bohol saloj. Ir dar kitas dalykas, kad jeigu nori naujesnio, tai ten iš vis virš 10 eurų kainuoja, nu tai blemba gaila tiek mokėti. Ir nežinau, kažkaip kol kas labai nelimpa. Motoroleris vos kūrėsi kažkaip ne visada iš pirmo kartą, nu bet tikėkime kažkaip praeis be problemų. Bele koks eismas. Gerai, kad su motoroleriu bent kamščiuose nereiks stovėti. Kas čia vyksta? Vidury dienos tokie kamščiai. Net ne vidury, dabar 11 valandų ryto. Nežinau, didesnio chaoso niekur nemačiau, ta prasme. Net Vietname nebuvo tokios betvarkės. Bandau dingti šitos nesąmonės, bet nu nesibaigia tas miestas. Žiauriai didelis.
nepraleisim. Vandens labai sunku surasti būna mineralinį vandenį, pas juos visur distiliuotas, tai mineralinį labai sunku surasti. Ir kainuoja virš euro toks mažas buteliukas. Này con xin mời. Bố ngon đi muối. Ulo. Isti bố đi muối. Nu, galvau visai neužsikurs, bet kažkaip užsikūrė stebuklingai. Vapšė starteris nebeveikia, iš 20 karto tik pavyko. Gaidžių gaidys. Kelias baisus. Motoroleris gaidys. Kol kas labai blogai, bet manau turėtų viskas pabiški pasitaisyti. Negali būti visą laiką blogai. Kol kas mano pusę dienos atrodo plius minus taip, kur pasižiūri, tai realiai šiukšlymas, kad ir va ten pasižiūrėsi, kad ir ten visur visko primėtyta, visur ta prasme. Skaityk, pusę kelio privažiavau, nebuvo nei viena vieta verta kažkur sustot, kažką pasižiūrėti, visur va betonas, toks kelias. Čia dabar biški ramesnė vieta, nes už miestelio, bet šiaip visokios fūros, sunkvežimiai, smirda. Hello. No. Do you have something to eat? No rice. No rice? Cooking. Cooking? Yeah, cooking. No rice. Maybe these noodles? No? I was this one. Yeah. And what do you have more? This is chicken? Chicken? No. No? This meat. Meat? Yeah. Okay. So this and here is what? This meat. Meat. Maybe this and this. Sure. This I have and a this. rice. I have a rice. Don't need, just this, just this. Yeah. Rain is coming. Hi. Yeah. Rain is coming. Again, By the way, where are you from? Lithuania. It's in Europe. Very small country. Oh, Yes. I'm from Europe. You love travel? Mm. Have you traveled? Never? Only here in Cebu? What about other Country? islands? Have you been in Bohol? No? Bacolod. Where? Bacolod. Bacolod? Where is this? Negros. Mm.
After school? Yeah. Exam. Exam? Today? Wow. And how did you write? Good? Maybe. I know. Based on knowledge. Here. Thank I you. put here because it's so dirty. Look. Okay. Ay, wapang awar ka. Ilaw ka na rin, yara. Pa. Kaya ba? How much it would be? 40. It's 55. 55 only. Okay, I leave 100. Don't need change. Don't need. Thank you. Thank you. Bye. This is Facebook? Yeah, Facebook. What's happened with your phone? Hmm? Why is this white? Thank you. You're welcome. Okay, bye. Bye. Короче, vėl ta pati situacija. Kai sėdau ant motorolerio, manęs pradėjo klausinėti, ar vaikų turiu, ar draugę turiu. Pasakiau, kad nieko neturiu, tai va, Facebook'o atėjo paprašyti manęs. Keisti dalykai vyksta realiai. Nes nu iš vis mokyklai dar mokosi, atrodo, nežinau, 15-16 gal. Hello. Chicken liver, pork menudo, with rice or not? Yes. One rice time. Nu ką, po gerų pietų pusryčių dar kartą pavalgysiu. Šiaip toks kaip naminis maistas. Čia pavyzdžiui yra grybai kepti su mėsa. Lašinukas, kaip spirgučiai cepelinam. Čia makaronai su mėsa. O čia dar ryžiai. Šiaip žiauriai skanu. Nenustoja lyti, tai užsimaskavau kuprinę. Telefoną bandysiu važiuoti, pats vandau lietpaltį. How did it start? This and this, yes? There. Ala. Sometimes it works, sometimes it not. There's a problem over there. Here, yes? Yeah, there's a problem here. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Bye-bye. Užpysa mane motorolerį žiauriai. I booked a tent. Wait.
ką šiandien bus tokia įdomesnė naktis. Miegosiu kažkur apšė kaimuose. Ir taip man atrodo mano namas. Tent numeris 2. Welcome. Palapinė jau tokia dagyvenus apšė. Bet yra lova, kas nėra labai blogai, kas yra netgi labai gerai. O, ir minkšta lova. Turim vėjapūtį, turim šviesos, turim netgi elektros ir turim netgi Wi-Fi. Tai sakyčiau viskas, ko reikia. Tikiuosi, naktis praeis visai gerai. Aplinkui labai daug yra vietinių, kurie čia irgi gyvena, netgi ne turistai. Turistai į tokias vietas nevažiuoja. Labiausiai čia vietiniai atvaro, nes kainuoja 7 eurai naktis ir esu visiškai ant jūros kranto. Tai va, išlipu. Ir va ten, va, toliau matosi vanduo. Tai galėsim nueit pasižiūrėti. Skaityk visiškai ant kranto. Jie taip pat turi ir namukų, kurie biškit brangiau kainuoja. Šiaip už 5 eurus galėčiau upgraidinti namuką gal kokį, nes ten kainuoja 12-13, bet... Wow! Pasėdėt kokie padaryti. Nice. I love stay and safe. Ok. Nu va. Yra laiptukai padaryti, galima nulipti. Atvažiavau į kitą galą Sebų salos ir gaunu tokį vaizdelį, nu tipo... Nežinau. Nėra čia gražių krantų. Reikės jų paieškoti tiksliau, jie kažkur yra, bet tikrai ne čia. O kol kas viskas taip atrodo. Nu ką, motoroleris visai nebesikuria. Apšė nereaguoja. O kojelė nudrožta iki galo. Eik, tiesiog. Tiesiog sudylė dantračiai iki galo, kiek įmanoma. Žodžiu, labai bloga situacija. Prašysiu, kad pusę pinigų grąžintų, nes šį yra nesąmonė. Realiai, vos užsikūrė. Pavyko biškį išsiardyti. Tai kaip ir čia laidukai daina, nieks nenutrūkė, bet gal pats mygtukas biškį jau grybą pjauna. Žodžiu, pavyko išsiaiškinti. Čia bus problema, kažkas gal sustabdžio, nes dabar ką pavyko padaryti, tai nuspaudus kairį stabdį labai stipriai, tada užsikuria, va, iškelėnė. Nu tai negedimas, bet nežinau, ar taip turėtų būti. Nu bet realiai pražaidžiau čia kokią valandą virš, kol čia kažką pavyko padaryti. Labai daug gailo išmestau vakaras temsta, tai labai lieva šiandieną kažkaip nieko nesigavo padaryti. Bet varau dabar iki bankomato pinigų pasiimti. Ir toj pasakysiu, dėl ko aš čia atvažiavau taip toli į kitą salos galą ir būtent į šitą salą. Nes tik būtent šitoj saloj galima kai ką nuveikti smagaus. Tai vat, rytoj tą ir darysiu. Jau esu sumokėjęs pinigus, tai turėtų būti labai įdomi diena. Pasiėmiau biškį pinigų, tik dabar pastebėjau, kad šalmą palikau palapiniai. Tai, bet čia nieks tų šalmų veik nedėvi, tai gal nieko baisaus. Vieną dalyką dar aplankysiu, nes jau temsta. Tai kažkoks labai gražus krioklys, kuris čia visai šalia yra. 8 minutės važiavimo. Tai pagalvojau, dar išnaudosiu, kiek čia tos šviesos yra. Nu jo, kartais būna tokių dienų. Toliau sekantis dalykas. Nedirba šitas dalykas. Ant Google Maps'ų nieks neparašyta, nėra close time. Dažniausiai ant lankytinų vietų būna. O čia vapšė nieko nerašo, tik tais... Taip, tiesiog nieko. O čia rašo iki 4 vakaro. Tai pavėlavom jau 2 valandas. Uždaryta tvora. Ir tokie va dalykai. Taip kad reikės grįžti dieną. Varom valgyt, gert ir miegot.
Nu, kelias visai fainas buvo iki to krioklio, kuris nedirbo. Kalnai, debesys. Labai aukštai. Matas. Gal pavyktų neužkūrus nusileist, pabandysiu. Nežinau, ar taip legalu daryti. Sutaupysim kuro biškį. Čia šiaip ilgai leisimės. Nežinau, kokių 5 minutės tai tikrai leisiuos, va taip neužkūręs visai. Kažkoks laužiuką kūrena. Čia matosi vietiniai kažkokie. Vėl. Jaučiu neužkūręs dar ir aplenkt galiu, nes kai užkurtas, tai variklis labai stabdo. Kai neužkurtas, tai laisvai rieda. Dar šitą motorolerį spidometras neveikia, bet jau jaučiu savininkui, nesakysiu, nes kai parodžiau, kad kojelė neveikia, tai sakė, kad prieš tai veikia ir kad tipo nebuvo nieks reportinta, kad sugedė. Sakau, čia reikėjo tipo milijoną kartų daužytą kojelę, kad taip sudrož dantratį. Tai nežinau. Hai. O vietiniai važiuoja, mojuoja. Hai. O aš dar vis neužkūręs važiuoju. Žodžiu, jeigu savininkas nenorės grąžinti depozito, tai gražiai tikrai nekalbėsiu aš. Hai. Dar vis riedam. Žodžiu, rytoj keliuosi 5 ryto, 6 manęs atvažiuoja pasiimt autobusas ir važiuosiu stebėt banginių ryklių arba su jais snorkelint. Tai dabar einu tiksliai pasitikslinsiu. Aš prašiau, kad snorkelint, bet kažkaip labai nedaug sumokėjau, tai vat klausimas, ką mes ten darysim. Tai darysiu tiksliau pasitikslint, nes būtent banginiai rykliai tik šitoj vietoj realiai Filipinuose sutinkami, nu ir dar gal kai kuriuose vietose, bet ten jau kaip pasiseks. O čia grinai jos maitina ir jie būtent atplaukia į tą vietą, tai tokia fake vieta turistam, bet galima su jais tenais paplaukėt. Tai vat, Kimarinų palapiniai, eisiu dar pasieškot, kur užvalgyt, ruošiuos pabiškį miegot. Vaizdai, garsai tokie kaimo. Viskas gerai, šiandien tokia biškį nenuvykus diena, bet visokių būna, kartais gerų būna, kartais blogų. Bet paskui, kai būna gera, labiau džiaugiesi, tai gerai ir tos blogos dienos. Tai vat. Nu ką, šiandien vakarienė bus biškį prabangesnė, prabangiam restorane su tokiais vaizdais. Nu ir ką reiškia prabangesnė? Sumokėsiu 4 PM, atrodo nedaug, bet čia šitoj kavinė yra kosmosas. Tiksliau, Filipinuose tokia kaina būtų kosmosas. Ką, vakarinis mano vaibus. Po vakarienės bandau kažką čia keltis. Įsikėlė 7% apie fiestą. Greitį turim 9,5 Mbps. 8, 10, tai su tokiu greičiu turėtų įsikelt maždaug už 27 valandų, plus dar visoks checkingas, procesingas YouTube'o, nu tai 30 valandų plus. Tai vat. Nu ką, prašvito. Atsikėliau 5 ryto. Dabar be 15:06, tai turėtumėm pabiškį judėti į... Čia 6 ryto tiek žmonių visokiauja.
Čia iš visos salos suvežė autobusais. Ir va ten, kur sėdi palapinį tiek žmonių, aš turiu su jais sėdėti ir laukti savo eilės numeriuko. Tai sakė, gali būti, kad reiks laukti valandą, gali būti, kad ir 2 valandas. Tai nežinau, sėsiu, lysiu mobą ir sėdėsiu jaučiu. Sí, ¿no? Eso tocó el botón. Nu ką ten su keisu buvau, tai nekalbėjau, nes labai prasta kokybė. Tai patiko, kad net nėra žodžių, kaip patiko. Tavarsne, čia geriausia ekskursija iš visų kelionių, iš visų visko, ką esu bandęs, čia buvo pats geriausias dalykas. Paplaukiau tiesiog su rykliais banginiais. Dabar kai su šitais paplaukiau, dabar noriu su visais kitais, nes kai už tave didesnis daiktas, ten nežinau, 3-4 kartus ir prie pat su tokia burna plaukia, kaip ten nežinau kokio didumo. Wow, tiesiog. Eik tu savo, kaip patiko. Žiauriai tiesiog. Šiandien gal dienelė užsikurs, tokia gera pradžia gavosi. Dabar važiuoju į kitus bookingus. Radau namuką medinį ant jūros kranto. Ir čia visai kitoj pusėje salos. Iš nuotraukų atrodo tiesiog bomba. Tai kol kas viskas einasi labai gerai. Ir dabar aš važiuoju prie to krioklio, kuris nedirbo vakar. Tai tikiuosi dirbs ir tikiuosi bus labai graži vieta. Taip kad kylu į tą patį kalną antrą kartą. Nežinau, reikės jaučiu ieškoti naujos kuprinės, nes šitai čia skylė, čia išplyšo, abu šonai išplyšo. Čia jau pradėjo krist daiktai, tai savaržėlį įkaliau. Nu žodžiu, nebelaiko kuprinę visai, tai krenta daiktai per šonus. Šitoj
Cebu salos pusėj, kur va tie banginiai, kur šitie kriokliai. Čia man iškart patinka, nes čia labai daug gamtos, tylų, ramu. Nu va tik tie motoroleriai biški burzgia, tai gadina, bet čia vis tiek. Vau, tuoj va atlieks. Čia tai labai gražiai. Ir dabar galvoju, kad gal net neverta eiti prie kasų, nes iki čia pavyko ateiti nemokamai, o tik ten yra įėjimas ir kasos, bet ten nieko nebepamatysi. Tai gal net neverta eiti, aš manau. Visgi einu į vidų, nes net euro nekainuoja, gal 8-7 centų. Wow, čia nais. Realiai, čia trūksta žodžių. Čia dar kojas gali pamirkyti atėjęs. Čia prikolas tame, kad kažkokios mažos žuvytės čiulpia kojų pirštus. Dėl to jie čia taip raitos iššokinėja. Eik, tu sau, kaip čia gražu. Jeigu būsit Cebu saloj, tai čia wow. Hello. Eik, tu sau. Užskaityta čia 100 balų. Pranoko Islandijos visus krioklius. Eik, tu čia dar baseinas yra. Kebrytė. Eik, tu belekas. Wow. Va čia tai jo. Čia net atplaukia didelės žuvės. Biški šūdą sumaliau, kad per lietų pradėjau važiuoti, viskas plaukia. Šito nepasislėpiau. Bet gal greit nusto, saulė lik ir bando išlyst. Kamera šlapia. Tai viskas plaukia. Pas kažką į garažą įvažiavau tiesiog. Aišku, čia toks ir garažas, bet stogas yra. Strigau aš čia ilgam tam lietuje, tai galvoju, varysiu kažkur surasiu kokią keistą vietą su keistu maistu pavalgyt, kad prastumt laiką, nes nenustoja. Ir matau, ateina vėl debesis, tai tuoj vėl pils, tai pabandysiu, dabar biškį apstoja, greit kažkur pavažiuoti. Kažkoks tsunamis ateina, tai dabar visų gazus pausiu, kad tik spėt, nes ten jau maišosi kalnai su žeme ir žemė su kalnais. Pasistudijavau žemėlapį, pasižiūrėjau, kad visur bus bent namukas, tai galvoju, atėjo dar arčiau, bet galvoju visgi važiuoju, nes kas bus, tas bus realiai. Iš visų pusių tamsu, bet nelyja, tai gal ir nelabai ir lis kažkaip keistai. Na, aišku, ten tai matas, kad lyja labai. Hello, can I stop here? Any
any restaurant here? Restaurant? Yes, here. Straight. Visos kiaurai šlapiasi realiai. Liko 5 minutės važiuoti. Įdomiausia, tai kad čia daug kur kelias užtvinęs tiesiog. Takis, laukeris čia. Kas čia per potviniai? Nežinau, ar čia dar atlaikys. Eik, tu sau, čia jūra. Eikit jūs, ką jūs dar? Tai realiai mane ką tik taip apipylė. Bet šiltas vanduo tai bent kiek. Čia blogiausia, ką aš galėjau padaryti, tai važiuoti per šitą audrą, nes man atrodo, kuprinė jau net peršlapo, nes tiek vandens, tas maišas ne visai kažkaip ne visai atsparus vandeniui, nes dažnai būna biškė šlapio po šitos audros. Labiau dar, oi, net telefonas iškrito. Kas čia vyksta? Nu, davai davažiuokim kažkaip. Reikia kažkaip davažiuoti. Taip fūra visa aplaistė mane. Pabandysiu pirmą kartą signalą panaudoti. Here. Nu ką, pats jau šeimininkas. Hello. Welcome to Bambuya booking, sir. Yes. Patrikas. Patrikas. Yeah. Do you have ID, sir, or passport? Yes. Okay, I will check later. And if you wanna go there, you can. If you wanna go there, Aha. and Okay. you can turn around also. You can go also there, then turn around. Aha. Wow, pool also. Nice. This is your room. Always be careful here. It's rainy. Mhm. Here's your room. And you can put in this one Aha. because It's it's it. broken and when you off Okay. up your CR. And your keys are Aha. you can like Okay, thank you. Nu ką, va taip atrodo rankytės po važiavimo, visos išsiraukšlėjusios. Tai įsivaizduokit, kaip buvo šlapia važiuoti, dabar biškį persirengiau sausesnius rūbus. Šiaip, čia atvažiavau į totalų rojų, ta prasme, pirmą kartą sumokėjau biškį daugiau, sumokėjau 13 eurų. Tai tualetas, dušas, įprastai, lova, bet svarbiausia vaizdas, jūra. Čia yra geriausias dalykas.
Ir visas namukas, terasėlė, čia dabar pridžiojau visko, bet šiaip labai fainas namukas, žiauriai fainas. Čia yra baseinas, gali maudytis baseine. Yra kanojos, gali išsinuomot kanoją, kuri ten kainuoja valanda, man atrodo, eurą su centais, tai prasme žiauriai pigiai. Geriausias dalykas, čia yra koralai. Ir sakė, čia nais šiandien kaip tik kitas kažkoks atvažiavęs žmogus nardė ir matė didžiulį vėžlį nardydamas. Tai čia į rojų papuoliau realiai. Nes čia esam, bet būtent toj vietoj, kur daug koralų, kur žydras vanduo tiesiog dabar nesimato. Čia baseinas. Toliau yra biliardas, yra kavinė, tiek lauko, tiek vidaus. Va taip vadinasi šitas viešbutis. Ir čia kavinė. Pažiūrėkim kainytas. Amerikietiški pusryčiai. Tai ten, kur daug visko. 2 eurai 50 kažkur. Tai labai gera kaina. Kepta vištiena su ryžiais irgi 2 eurai 50. Užsimušiau su tom tapkiam. Sulindo, išlindo per kitą galą. Ai, ten laiptukais nueit galima. Žodžiu, dabar purvina, tai nieko gero. Čia jaučiu koks gelbėtojų gal postelis. Jo, dabar Žydros jūros nesimato, nes, baisus oras realiai, labai. Grįžkim per kitą pusę. Eik, tu savo čia kaip tobula. Galima bus va šitus visus išsinuomoti ir varyt, pasiplaukėt. Yra čia visokių pramogų, gali su vietiniais varyt žvejoti. Čia geriausias viešbutis, nes davė lapą, kur viskas surašyta ir tokios nedidelės kainytės ir gali čia ką nori realiai daryti. Baseinukas, kaip vanduo, arbatėlė visiška. Toks koks kem 5,50. Ir vienas gultas man vienam skaityti. Nes čia iškart po mano langais ir gaunasi kaip tik. Paveiksliukai gražus. Ir apie 12-13 eurų kainavo naktis, tai čia tokia viena iš prabangiausių mano naktų bus. Dar internetas čia visai geras, tai gal video įsikels, nes toj palapiniai kėlėsi, visą naktį įsikėlė 3-4%, tai dar liko belė kiek. Tai čia gal greičiau užsibombins, nes mačiau biškai geresnis intikas. Šiaip pasaka, čia gyvent bus pasaka. Hello. Can you go to the sea? Sea. Don't be shy. Fishing. Fishing. Hello. Oh, hi. Where I can find the fishermen? Sherman's? I want to fish. Oh. Nangkuan man gay na to. Ay, mo kuan na to. Oh, mo tabok. Magkuan mangguyod. Kuyugan na siya. Ha? Tuting ba kuyugan na siya? Ay, galing kay gamay pa sa kayan sa. Sira usa dito. He's going fishing? Leo? Yes, hello. Sira. Teng! Manguan ko no siya, mamasol siya. Masuyog siya nimo. Masuyog ko na siya mamasol. Adi ka mo tabok? He's not going fishing? Okay, I will look. Can I go here or I need to go around? Go around. On the street? Okay, thank you. Čia paršelius turim. Limpio bien el vaso. Hey. I was looking fishermen. Watch out.
What is this? Coconut wine. Coconut wine. Coconut wine. Wine? Wanna try? Wanna try? Wanna try now? Try. Then No, no, no. try. Just try. Try it. One shot. No good. Coke, soda. It's wine? No, it's Soda. Coke. Ini sudah uris na ito sudah. Coca-Cola. Okay. Chaser. Thank you. Thank you. Okay. Nereik mum baliaus, mum reik žvėją surasti. Nelabai įsivaizduoju, kur eik dabar. Klausimas, ar taip galima į kiemus eiti. Čia kažkaip aukštai. Bet čia gal pamatyčiau kažką. Hello. Hello. Any fishermen here? No. You fishing? No? I wanna go fishing. No. Yes? When you go? No. This way? No. On the street? No. Here? Yeah. Ah, okay. Turim gaidį nusikaltėlį Slapykoje. Čiut neišsiplojam, dar vienas gaidys Slapykoje. Bet pavyko ateit prie jūros, kas yra win-win, bent jau mažytis. Būtų gerai neišsiplot. Bet žvejų nebesimato nei vieno. Žodžiu, šiandien jau pavėluota ryškiai. Žodžiu, vien vaikai. There is no one going fishing? I want to try fishing. You want to try fishing? Yes. Someone is going or no? Or it's too late? You have fishing gears? No. Ate, tamang! We have a boat there, but we have to wait for them to come here so that you can try fishing. They will go this evening? Huh? They will go now or no? You want to go now? No. I'm asking when they're going fishing. Today? You want to go fishing like Yeah. that? Like, what is that called? The fishing net? You want to experience going Yes, there? I wanna. Ah. Ma, managat mo karong kadlawon? My father owns that one, and then they're gonna go fishing about 3 a.m. at dawn. Wow. And at 2 a.m. 2 a.m. They're gonna use that. They're gonna go fishing over there. and From they'll take 3? it easy. 3 a.m. And 2 or 3 a.m. and when we'll finish? How much? About 6 a.m. or 6 a.m. So we will Takes- catch takes like- with net? Yeah. Mm. You're gonna catch that with net, and then there's no what's that? But it's still dark at 3. Yeah, it's still dark. And maybe someone is going at the day? At the day? No, they're Or only everyone is going when Yeah. dark? they're gonna go at 3 or usually 2. And what are you catching here? I'm catching Oh. shells. Wow. What is These this? are spider conch. Spider conch? Yeah. Oh my god. And what you will do with this? We're gonna grill it and then And what When you it's leave cooked- with this? Yes. What you cook this, but what we will do with this? oh, we're gonna throw this. We're just gonna get this inside. Throw? Yeah. You can sell this, no? No. No, no. It's illegal Illegal. in here. Yeah. So later you will live on the beach? Hmm? No?
Yeah, we're just gonna throw it. We're just gonna get this and then we're gonna put vinegar. Is it legal to take it now? Yeah, It's it's legal. legal here. But it's not legal to sell take- the okay. shell. So you're gonna go with us? With my It's fam? 3 a.m. I Oh, you will can? sleep. No. I You're was staying at making a Bamboo videos. I was making a videos. I want to film. Ah, you wanna film? In 3 it's dark. Yeah, it's still dark, but Yeah. they're gonna go there. They're gonna go to the sea at 3, and then they're gonna go fishing when it's like 5 a.m. 5 a.m. Yeah, it's a little So 2 hours we only going yeah to because fishing place. yeah they're gonna find some fish and they're gonna get it at 5 a.m. I think. So where this guy going? Over there, they're gonna catch the small fish. It's called anchovies. Do you know Anchovies, anchovies? yes, very small Yes, fish. Small fishes. So we're fishing now. Yeah, there. They're gonna go fishing. I need to catch, but it will be soon dark also. So They're gonna, if they catch fish, if they caught fish, they're gonna go here. They're gonna be home at 6 or 7 p.m. You can catch them. So you're staying at Bamboo Beach? maybe I will try tomorrow Yeah, you try tomorrow. because today is a little bit. It will be soon dark. A while ago, they caught a lot of fish. It's over here, but you didn't see them. There's so many fish. They caught it by net. They just caught it there. Today? Yeah, No. today. So you sell that fish? I think they caught it at 2 p.m. right? This afternoon. 2 p.m. It's good. It's Yeah. good for video. It's good for video because it's live. They're gonna go at dawn. No, dark. It's not good. Yeah, it's still dark. You can see it. Okay, nice to meet you. I live here. Where? At Bamboo Beach? Bamboo. Yeah, You're staying? bamboo. For how many days? Just maybe two nights. Yes, So yes. it's your first night here. First night here, yes. I just came here. I'm looking where I can fish. That's our house. Okay. That's You our live here? house, yeah. That's my mom's house. Hello. Hello, oy. Okay, nice to meet you. Yeah, you can just come visit here if you want. Okay. Panašu, kad šiandien nepavyks pažvejot, nes visi varo tik tais 3 ryto. 3 ryto neapsimoka varyti, nes bus tamsu ir bus kaip praeitam video labai bus. Dabar bus dar 2 valandas dar tamsiau ir nesigaus nieko nufilmuoti. Bet aš turiu planą B. Planas B yra toks, kad susipažinau su filipinietė, kuriai patinka žvejoti ir kuri turi meškerę. Ta prasme viską paruošta žvejybai ir netgi pasakė, kur susirasti masalą. Tai aš varysiu blogiausiu atveju tiesiog rytoj ryte, žvejoti su meškerė. Hello. Hi. What is this? Empty? Crab? Snake? Are you joking? What snake? Red snake? Are you joking? Is it? Oh my god! Wow! Fish snake? Is it dangerous? I don't know. You don't know. Better don't touch. Kročiai, čia pasislėpia kažkokia gyvatė. Pabandysiu. Give me this. She's gone. She's here. I think she's running home. Yeah. Okay. What do you catching here? Huh? What you catch here? Fish? Yes. You fishing? Yes? Pirmas radinys. Emblema. Čia
Čia geriau negu sugauto žuvis. Rusi. Rusi. Ilgoji. Короче, paliksiu čia. Gražiai atrodo. Oh my god, skandžius. Oh. How do you call this in Filipino? Can I touch this big? Big. How do you call in Ay, Filipino? sos, dili ka balo. Oh, How do you call I don't know. name in Filipino? Sea base? Yes? Sea base? Yes. No. Короче, žaudė čia viską. Dabar yra 6 vakaro, eit miegot kaip ir nesąmonė 6 vakare, sėdėti telefonė irgi nesąmonė Filipinuose. Tai bandau varyti miestą, pasižiūrėti, stengsiuosi į šventės jokias neįt šiandien, nes noriu turėti produktyvę dieną rytoj, tai tiesiog pabandysiu pasivaikščioti po miestą. Aišku, čia tokio nėra, bet vis tiek. O, ko? Manok talisayod. Talisayod. Why is he here on the street? In there in the Philippines. Ah, you live inside, no? It's for fights? For fight? For fight. Did You did fight in I saw the same in Vietnam also. Very popular in Vietnam. Vietnam, yeah. Yeah, very popular. This is yours? Your Uncle. uncle? Uncle Ruben. No. Nice to Ben. meet you. If you want to, in here, area. Yeah, but what time? Oh, In the morning? 3 o'clock it's go. 3 o'clock. But it's dark. Oh, It's dark. oh, I sleep. yeah. I sleep. Dark. You want to 4 o'clock. If here in display, every fish, fish finder, looking. You have fish finder? Oh, fish finder. Fish finder? Fish finder. Electronic Fish, device. oh, yeah. Device. No. Fish finder have you go around the fishing boat. Okay. Hello. Sit down. Hello. Patrick. Patrick. I'm just walking. I'm looking where to eat. This? Oh, bachoy. Cooking. Bachoy. Barbecue. Barbecue. Bachoy. Oh, Shumai. sum, tuba. What are you drinking here? Oh, Drink red wine. Red wine? Red tobacco. How much alcohol here? ilang baso? Ay, ito, midya. 50, 100. 15? 50. 50. 50 Half. pesos. Half 50 gallon, pieces, but how much alcohol? How about a vodka? No alcohol. It's just juice. Natives. No alcohol. alcohol, in no alcohol. Tobacco because in here is coconut. Coconut red. Coconut wine. Nice. Coconut wine. Nice. Coconut jumbo. Choy. Bubble beds. Where is your mind, You cook this? This? Barbecue. This? Barbecue 10 pesos. This is the same? Yeah, the same. 1 10 pesos? Yeah. One piece 10 Okay. pesos. If you want the rice? Do you have rice? Yes. Rice? Rice, yeah. rice. Oh, rice, yeah. I got rice. Putos eh. One rice, One rice or barbecue? barbecue maybe 7.
7? Okay. Bak choy, no? You want to bak choy? What does it mean? It's like ramen. It's like ramen. Ay, no. Only rice and barbecue. And barbecue? Okay. Good, I say that. You have table? Yeah. Yes, Down there. Hello. Čia vietiniai pasakojo, kad čia buvo potvinis ir jau visą kaimą čia užpylė vanduo. Ir jisai pasakojo, kad vanduo buvo iki krūtinės maždaug iki tokio lygio. Tai viską, ką čia matot, buvo tiesiog po vandeniu. Ir čia buvo 2023, yes? Prieš 2 metus. Jis tuoj man parodys nuotraukų. Čia yra kosmosas. Kokie būna čia potviniai, taifūnai. Kalbam tokia labai įdomi tema. Aš jų paklausiau, kada paskutinis turistas aplankė šitą vietą. Ir jie man atsako tokį dalyką, kad aš esu pats pirmas turistas aplankė šitą vietą. Čia yra kosmosas. O daugiausiai turistų iš South Korea? From South, iš Pietų Korejos daugiausiai turistų. Iš Amerikos ir tada eina Europą. Bet šiaip šitoj būtent vietoj, šitoj kaviniai esu pirmas. Taip, žiauriai keista realiai. O šiaip kalbam jau nežinau porą valandų. Jisai labai gerai kalba angliškai. You speak good English because you work in I work VA. like full name. My full name? No, your work. Virtual assistant. Jis yra virtualus asistentas, tai tiesiog and what are you doing? Helping like Emails, Emails. inbound, outbound calls, and then tracking. Yeah. Okay. Tai va. One of my tasks. Tai dėl to šitas bičas kalba labai gerai angliškai, o kitas šalia, kur sėdi, nekalba angliškai, nes yra tiesiog žvejas ir gyvena kaime. Tai tokie reikalai. You You want to go? Yeah, but you can stay here. I go alone. I go sleep. I guide you. But you don't need. You Yeah. drinking beer. Stay here, drink beer. Stay. I go. I want to ride. Ride. Kita tak ride. Lutuanan ko sa Chul, ya tahu tak chul baik. Wala kang motor? Chul. Yeah. What is the bike here? No, my friend. Yes. Good chul. How much cc? How much can I see? 200. 200? Babubit itu. Can I try? Ya tahu ba? Can I? Who is the bike? Chul. Butchol. Hey, can I try? Uy, kabalo na. Frank. Hey. Oh. No, man. Hey, you live here? Oh, I guide you today. Yeah. No, where do you live? In here. I guide you. Going to Babubit. I go by walk. Ben. Ako sana ito na. Don't bothering. Don't bothering. I go. No. Yeah. I ride. Oh, you ride? Oh, Really? For free? I love Ben. Okay, I go. Okay. I guide you. No. My Stay. plan is. This is for 2 people. Bye. Tomorrow. Tomorrow, 8 o'clock. Here. Okay, let's go. Yeah, let's go. Thank you. Nice to meet you. Have a good night. This is what? Banana? Yeah, this one is Boiled banana. boiled banana. Ah, You must try it now. jie man dabar pasiūlys virtą bananą. So it's popular in Philippines? It's a speciality in the mountains. Wow. Yeah. And then we're going to get the snake out in a minute. Look, feel, it's still hot. It's boiled? It's still hot. Wow. Yeah. Karšti bananai, virti. So, Open, why do you need boiled? because it tastes better. Open Tastes better? and eat it, yeah. Okay, let's try. Okay, pabandysiu dabar išsiviniuoti ir paragauti šitų bananų. Realiai laikau rankų ir jie tiesiog karšti dabar.
Tai paskui papasakosiu, kaip sekėsi juos valgyti. Yeah, it's nice. Bandau ragaut ir iškart pasakiau, kad skonis kaip bulvės ir jie pritarė, kad skonis kaip bulvės. Ir realiai skonis kaip virtos bulvės. Labai įdomus. It's like potato. Taste like potato. Yeah, it's like potato. Because it's ripe. Šita dalis čia ir baigėsi, tai gal nieko labai įdomaus, gal nieko labai stebuklingo, bet buvo tokia paprasta diena Filipinuose, man buvo šita diena tokia pasakiška, iš tikrųjų daug nenufilmavau, porą valandų sėdėjom čionais prie viešbučio su bičiuku iš Anglijos, kuris susirado filipinietę žmoną ir tiesiog mes kartu sėdėjom prie stalo ir bazarinom apie viską. Tai iš tikrųjų keiščiausia, kad nesijauti vienišas, kai čia susipažįsti su kažkokia bendrauja, tai tikrai buvo labai faina. Nefilmavau, nes sakė, jam labai nepatinka viešumas, tai gerbiau jo tiesiog privatumą ir tiesiog pasėdėjom, pakalbėjom, tai buvo žiauriai faina. Tiek iš šio vakaro, ačiū, kas pažiūrėjote iki galo, paspaudžiam like, parašom komentarą ir būtinai prenumeruojam, nes bus dar ne viena dalis iš Filipinų, o po Filipinų skrendu dar kai kur, taip kad būtinai prenumeruojam ir pirmi pamatysit mano video. Ačiū ir iki.